Sveiki visi, kaip visada, Unbox LT ar Unbox LT, kaip jums patogiau. Taigi šiandien siuntinys, kuris atkeliavo, kuris buvo išsiųstas gegužės 3 dieną, o atkeliavo, neatsimenu kada, kažkada birželio pradžioje. Ir tiesą pasakius, dabar siuntiniai keliauja labai lėtai. Nežinau kaip kitiem, bet man labai lėtai. Ir čia žinokite, yra toks dalykas – dulkių siurblys. Taip. Jūs jau matėte pavadinime. O dabar, taip sakant, įsitikinsite. Pasirodo ir tokie maži gali būti dulkių siurbliai. Mini dulkių siurbliai, taip sakant. Štai matote pavadinimas, Tenwin kažkoks. Tenwin. Taip, Tenwin. Pakuotė. Užrašyta viskas kiniečių kalba. Jų puslapis. Va. Ir viskas. Kainos aš neatsimenu, nes matot po mėnesį nepasižiūriu. Bet to kainos keičiasi, tai aš visada įdedu nuorodą po video. Ten jūs rasite. Taip, pasižiūrime, kas čia per daiktas. Turbūt koks eilinis šlamštas. Taip, reikalingos 2 baterijos. Ir neaišku, kas čia parašyta iš viso. Jo, taip. Toks truputį viršus trintas, bet jokios plėvelės čia nėra. Taigi, dulkių siurblys. Viršuje šepetėliai. Šepetėliai labai kieti. Turbūt reikia sukti. Čia pats. Taip, čia turbūt įsijungia, čia išsijungia. Push parašyta, aha, paspaudžiau ir ką push. Ir išsiėmė šepetėliai. Čia yra, matot, paprasta konstrukcija, žiūrėkite. Filtras, kuris turbūt nepraleidžia dulkių, o čia yra tiesiog varikliukas, ventiliatorius, tiksliau pasakius. Ventiliatorius. O čia dedasi bakterijos. Tiksliau baterijos. Jeigu lietuviškai šnekant. Ir netgi pas mane yra keletas daiktų, ant kurių yra daug dulkių. Kaip tik mes ir pabandysim tam specialiai raštomis dulkėmis. Off išjungiam. Off išjungiam, on įjungiam. Čia turėtų, aš taip suprantu, suktis. Davai, oba. Traukia, žinokit, nieko savo. Galit kaip ventiliatorių naudoti, nes jis... per čia traukia, o per čia išpučia. Tai čia viskas kiek kitaip smirdė iš karto. Žiūrėkite, tai pro čia traukia, o pro čia išpučia pasirodo. Tai dar ir orą filtruoja. Žiūrėkite, čia kaip bus kaip koks brangus. Žinote, tas HEPA filtras ar kaip tam panašiai. Tuo dar kartą patikrinsiu. Taip ir yra, pro čia išpučia. Auč. Labai žinot, kam patogu. Iš tikrųjų, jisai skirtas ten kompiuterių klaviatūrom, dar ten visokiem. Jo, taip pat įsidedam. Kompiuterių klaviatūrom, smulkiems daiktams visokiems. Tai galėtų pats ir, taip sakant, vaikščioti. Taip dedu. Bandom sudėti. Susideda. Taip, čia užsidedam. Ir jungiam. Va taip turbūt reikia vedžioti.
Taip, iš čia išpučia tai galingai, bet nesuprantu, kaip jis įtraukia. Nu, gal ir traukia. Taip, dabar eisime bandyti. Smirdį, žino, tokių naujo daiktą, nu, kaip nusiperkat, nežinau. Nusiperkat naują kavamalį ir pradeda dirbti varikliukas ir va, toks naujo daiktą, toks smirdėjimas. Žiauriai smirda. Nu ir kaip jį naudoti, kur dulkės kaupiasi, ką, 3 voltai, bla bla bla. Einam išbandyti ant dulkinų paviršių. Na, žiūrėkite, kiek dulkių. Matote, specialiai parašiau paviršių. Ir mes dabar uždėsime šitą daiktą. Opa. Nuims tas dulkės ar ne. Nežinau, kaip panaudotis. Galėtų pats važiuoti iš tikrųjų. Aišku, turi būti šlamštas, kadangi viskas kas kiniška tas šlamština. Nu gerai, čia tarkim apsivalė. Pabandom išvaryti nešvarę klaviatūrą. Nors jis skirtas klaviatūrai iš tikrųjų, turbūt. Pabandom šitą paviršių nuvalyti. Aš nežinau, gal pabandom pažiūrėti, ar čia pririnko kiek tų dulkių ar ne. Turbūt čia reikia išardyti. Aha, pirmiausia apsivėlė tarp šitų šepetėlių. Ir tada, oho, žiūrėkite. Veikia, matot. Aš tik tai stalo paviršium ir to ne visų ten prasėjau. Geras dalykas, klausykit, klaviatūrą, kam išsivalyti. Wow. Bet iš tikrųjų, kai pavaikštate po kokį AliExpress puslapį, tai nu tiek visokių įdomių daiktų kniesiai prisigalvoja, kad net nu, tu gyvenime nesusapnuosi. Ir čia dar, nors turėtų... Ai, ne, bendrai turėtų prirapsi, aš galvoju, čia neturėtų. Čia dar pilna. Nu, sąlyginai pilna, iš tikrųjų tai. Bet neblogai, klausykit. Daiktas veikia. Dar žinot ką, pabandom. Paprastą eksperimentą tokį padaryti. Čia popieriaus skutelius reikia turbūt. Gal per didelį nesurinks tokių, bet pabandom. Ir labai, kad neužterštume. Neužkimštume variklio. Nu, pabandom, įjungiam. Oba. Jo, įtraukia. Puiku, matote? Ir dar turi filtrą. Sakyčiau, visai nieko dalykas. Nu, žinokit, nėra blogas, galite nusipirkti. Kaip matote, patys įsitikinot. Šiukšlės visas susitraukia, visus mažus daiktus. Man atrodo, kad klaviatūrai ypač, kas turi stacionarius kompus, ar ten tuos nešiojimus, labai pagelbėtų. Ir netgi nuo baltų paviršių, kaip matot, paimat ir trinat gražiai savo. Tuoj mes čia atgal sulipdysim. Tai ką,
Geros dienos visiems. Ir iki, pirkit geras daiktas.